Labas, šiandien pristatom elektrinį automobiliuką BAF Pony, skirtą jaunimui nuo 16 metų. Automobiliukas turi 17,3 kWh bateriją, pasikraunančią per maždaug 6,5 valandos ir leidžiančią nuvažiuoti mieste apie 220 km. Interjeras yra žiauriai fainas, labai erdvus, galim užmesti akį. Ekranas liečiamas, multimedija, groja muzika, rodo vidosikus. Lyginant su tos pačios kategorijos ar dydžio automobiliukais, šios salonas yra išties įspūdingas. Gražios karbono išvaizdos apdailos, du dideli ekranai, vienas iš jų liečiamas, saugumo sistemos tokios kaip airbagas. Turim didžiulę bagažinę, kurioje tilps tavo knygos, kuprinės, daiktai, gal net ir šuo. Varom, prasivažiuosim iš šito automobiliukų. Kadangi šitas automobiliukas yra L7E kategorijos, jisai pasiekia 90 km/h greitį. Bandysim pajudėti iš vietos su sport modu. Važiuojam. BMW nepaėmė. Audi lenkiam. Ir va, važiuojam šiam 6 km/h. Žiauriai fainas dalykas yra regeneracinis stabdis. Realiai mašina važiuoja beveik kaip one pedal drive'as būtų. Iš esmės atleidi gazą, jinai pati stabdosi. Tai čia vienas fainiausių aspektų. Ir stabdžių kaladėlės taupo. Ir šiaip mažiau galvoti reikia. Mobiliukas skirtas jaunimui. 16-mečiam gali važiuoti ir vyresni. Amžiaus ribų šiaip nėra. Jisai važiuoja greitai, patogiai, svarbiausia tyliai. Aišku, ne dabar, kai daužo lietus per stogą, bet wow. Tikrai nesijaučia, kad važiuoju su mažytė mašinytė, kai būna ten tie dizeliniai ligierai kokie. Padarom testą, kaip lengva šitą mašiną priparkuoti. Šitą mašiną turi 360 laipsnių kamerą. Ir realiai rodo viską, kas yra aplink tave. Bandysim čia į tarpuką įkišti ją. Sujungime bulinį. Mums realiai rašo net kur sukt, kad prisiparkuot patogiai. O? Parodykim automobiliuko featuresus. Turim 360 laipsnių kamerą. Dabar turim mini problemėlę, kadangi numeriai uždengia priekinę kamerą, tai kai registruositės, pasirinkit kito formato numerius. Čia parodysim galą, čia vieną šoną, čia kitą šoną. Galim grįžti. Turim AC, turim šildymą, turim viską. Pony – nedidelis elektrinis automobilis kasdieniam judėjimui mieste, kuris gali pasiekti 90 km/h greitį. Todėl tai nėra tik transporto priemonė trumpiems pasivažinėjimams kieme ar gyvenamajame rajone. Su juo galima patogiai judėti mieste, važiuoti į mokyklą, treniruotę, darbą ar tiesiog į kitą miesto pusę. Jis visiškai elektrinis, tačiau viduje jau primena nedidelį automobilį. Uždaras salonas, įprastos durys, patogios sėdynės, saugos diržai, šildymas ir oro kondicionierius. Todėl juo galima važiuoti visus metus, ne tik tada, kai lauke šilta ir sausa.